tikrųjų, tai turbūt dažniausiai tenka pabuvoti koncertų metu. O pastarąjį kartą buvom su merginomis prieš keletą mėnesių galbūt. Barmeno darbą jau esu išmėginusi paauglystėje. Tiesiog, kada norėjusi užsidirbti savų pinigėlių, būti šiek tiek savarankiškesnė. Tai ten buvo neilgas laikotarpis, 3 mėnesių vasaros laikotarpis. Tai patirtis labai nedidelė. Be abejo, puikia nuotaika. Žinoma, turi išmanyti savo darbą, turi tvarkingai, estetiškai atrodyti darbo vietoje, būti puikios nuotaikos ir suteikti atitinkamą dėmesį savo klientui, aš manau. Tai yra svarbiausia. Vis tik žiūriu į šį projektą smagiai, linksmai, su nuotaika, tai tiesiog atvykau čia, tam, kad man būtų smagu, kad publikai būtų smagu. Tikiuosi savo nuotaiką gerą perteikti kitiems žmonėms, tikiuosi pasisemti iš jų geros nuotaikos. Tai, manau, būtų pagrindiniai mano tikslai, o ir šiaip kažkada su Greta teko lankytis Kaune, kas būna iš tikrųjų retai. Ir labai patiko, žmonės labai šiltai priėmė, susilaukėm komplimentų, tai apskritai kauniečiai labai faini, mėly žmonės, todėl gera čia atvykti. Linkiu pagerinti rekordą, ir noriu pasakyti, kad publika išties šauni. Bučkis.